Sveiki sporto dvasininkai. She-Hulk, jį Halkas. Tokią pravardę gavo Vladislavą Galagan, rusų fitneso modelis, vis populiarėjantis socialinėje erdvėje. Taip spėji dėl savo simpatiško veiduko. Nors daug kas pasakys, oi fui, simpatiškas veidukas ant vyriškų pečių. Kiekvienas tegul turi savo nuomonę, aš tik noriu nupasakoti jos istoriją. Taigi, Vladislavą Galagan susikūrė OnlyFans modelio reputaciją. OnlyFans gali virsti pelningu verslu, jei tai galima pavadinti verslu. Ji uždirba daugiau nei $10,000 per mėnesį. Šioje paskyroje dalinasi įvairiomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, rodydama savo išpuoselėtą sportišką kūną, bet be jokių nuogybių. Fitneso pasaulyje rusų kultūristė dar praminta Kendall Jenner ant steroidų. Čia tokia Amerikos medija persona bei modelis, į kurią Vladislavą Galagan labai panaši. Nors pati Galagan tvirtina, kad jie asmeniškai nemato panašumą į Jenner, tačiau rado būdą, kaip tai išnaudoti socialinėje erdvėje. Vladislavos citata: "Aš parduodu tą įvaizdį būdama simpatiška ir raumeninga ir dar dadedu truputį erotikos. Man atrodo išeina geras darinys, mano veido bruožai ir mano kūnas." 26 metų kultūristė pradėjo treniruotis būdama 16 metų. 2018 metais jis sudalyvavo kultūrizmo varžybose, taip pat nuo tada jį pradėjo savo modelio karjerą. Galagan laikosi griežtos dietos, kurioje kasdien suvartoja bent 100 gramų baltymų. Ji mėgsta jautieną, kiaušinius, kalakutieną, vištieną ir žuvį. Be griežtos dietos Galagan neslepia, kad vartoja raumens augimą skatinančių preparatų ir primena, kad nėra stebuklingų piliulių, nuo to mažiau nedirbsi sporto salėje. Vladislavos ūgis 1,75 cm. Dėl svorio įvairių šaltiniai rašo skirtingai tarp 72–80 kg. Bicepso apimtis 38 cm. Turbūt retas vyras gali pasigirti tokia apimtim. Galagan sporto salėje lankosi 6 dienas per savaitę, 2 kartus per savaitę, dėmesį skirdama kiekvienai raumenų grupiai. Ji taip pat kiekvieną savaitę atlieka 3 kardio treniruotės, kad išlaikytų geriausiai įmanomą formą. Ji susikūrė socialinių tinklų profilį 2016 metais ir susilaukė staigios reakcijos iš Instagramo vartotojų. Tai paskatino atidaryti sėkmingą OnlyFans paskyrą, kurie jį nieko ekstremalaus nedaro, bet gauna keistų užklausų, tokių kaip rankų lenkimo vaizdo įrašų, ir tokių užklausų gauna ne vieną. Citata: "Kai pradėjau populiarėti socmedijoje, pastebėjau, kad daugeliui vyrų patinka aukštos, stiprios, raumeningos moteris su simpatišku veideliu. Daug žmonių kaltina, kad mano nuotraukos sufotoshopintos. Jie negali patikėti, kad įmanoma taip atrodyti ir būti tokiai stipriai." Galagan tvirtina, kad ji niekada nefotoshopina nuotraukų ir kad jos kūno sudėjimas yra sunkaus darbo ir atsidavimo sporto salėje rezultatas. Vladislavą Galagan tikrai myli tai, ką daro, o OnlyFans populiarumas atneša nemažus pinigus ir leidžia jai daryti tai, kas jai patinka fitneso industrijoje. Kaip ji pati sako, "Aš jaučiuosi laimėjusi loteriją." Šiuo metu Vladislava gyvena Prahoje, jos populiarumas vis auga Instagrame ir YouTube platformoje. Tai va, bernai, šaltiniai teigia, kad šiuo metu ji neturi draugo, nesnauskit, yra šansas. Turtinga, stipri, simpatiška panikė. Tebūnie sporto dvasia su jumis. Ate.